Juozas Liesis, pažįstamas kaip daug kas galėtų mums būti, bet sunku patikėti, kad Juozas Liesis startuoja su nauja radio laida skirta televizijai. Juozai, kas nutiko, kad nutarėjai su kolega jau kovo mėnesį startuoti su keista radio laida apie televiziją, laisvoj bangoj. Kas šito nutiko? Nieko čia keista nėra. Kaip aš nesu keistas, kaip daugelio žmonių gyvenime yra įvairių žmonių, taip ir mano gyvenime yra įvairių žmonių, tarp jų yra tų, kurie užsiminėja spauda, kurie domisi radiju ir dauguma tų, kurie negali gyventi savo gyvenime be teliko. Tai mano gyvenime... Kodėl į radiją? Telikas į radiją? Todėl, kad kiekvienoje puotoje, kiekvienoje baliuje yra baliaus pradžia, kai mes atsinešame savo švarius veidus prie stalo, ir yra baliaus pabaiga, kai mes pilnais skrandžiais ir pilni įspūdžių išeiname iš to baliaus. Tai panašiai yra ir su radiju. Kad ateini į radiją švarė siela, tikėdamas, kad kalbėdamas per radijo bangas esi tyras, švarus ir skaistus, ir grįžęs namo, tu atsisuki iš to švarių skaisčių veidų į vaizdą, kurį rodo televizija, ir tu pamatai visą šitą banalumą, vulgarumą ir pasaulio žiaurumą, kuris yra tau grūdamas per akis. Ir išgyvendamas dėl tos neteisybės, dėl tos negerovės, kurios yra tiek daug vaizdiniam pasaulyje, aš nusprendžiau, kad šitoje dvasiškai tyroje ir skaičioje vietoje, kurį atstovauja radijas, reikėtų kalbėti apie tai, kas yra murzina, nes aš manau, kad radijas... Kalbėjimas yra švaresnis negu vaizdas gyvenime. Tai daug švaresnis. Ko gero daugelis mūsų yra pastebėję, kad pernant jo čia rimtai, esame ko gero pastebėję, kad kalbėdami mes stengiamės išgryninti savo mintį, stengiamės, kad mūsų humoras, jeigu tik kalbame, būtų pakankamai suprantamas ir pakankamai aiškus. Ir mano įžanga, ko gero, jums padėjo tai suprasti. Nes jeigu jūs uždengtumėte vaizdą, šitą, pabandykite. Pavyzdžiui, uždengsime įvą. Mano balsas skambės visiškai kitaip ir aš atrodysiu labai sąmoningas, labai juokingas, labai netikėtas. O jeigu staiga pažiūrėsite į mane, jūs pamatysite, kad aš esu tiesiog rimtas, atsiklaidavęs bičias, kuris stengiasi anonsuoti radio laidą apie televiziją. Aš ją darau kartu su savo bičiuliu, draugu, radio partnerium Bernardu, ir Laisvoji banga kiekvieną trečiadienį kalbės apie tai, kaip radijas supranta televiziją, apie tai, kas gali būti televizijoje, ko nėra televizijoje ir ko televizijoje yra per daug. Kitaip tariant, kalbėsite apie tai, ko mes nematom televizijoje? Dažnu atveju kalbėsime apie tai, ką mes matome ir ko mes nepastebime matydami, kas tai yra, nes mes visi daugiau mažiau žinome, kas yra televizija, mes žinome, kad ten keičiasi vaizdeliai, kad ten pasirodo tam tikri veidai, kuriuos mes vadiname žvaigždės, bet mes nežinome, kokį poveikį turi tos žvaigždės mums, mes nežinome, kiek mūsų vienu metu jas žiūri, mes nežinome, kokios gauna atlyginimą ir kodėl jos jį gauna. Galų gale mes net nežinome, kodėl tose televizoriuose ne mes esame žvaigždės. Juozai, ar tai reiškia, kad jūsų laidose dalyvaus tie žmonės, kuriuos iš tikrųjų mes matom televizijoje ir bandysite juos prakalbinti gryname formate apie vaizdus, bet radijoje? Ar aš taip supratau? Taip, tai bus formatas, Dainiau, labai gerai supratai, kad mes kalbėsime garsu apie vaizdą. Ir šioje laidoje bus ypač daug dėmesio skiriama tiem žmonėm, kuriuos kartais galima pamatyti televizijoje, kuriuos dažnu atveju mes galime išgirsti televizijoje, tačiau visais atvejais mes kalbėsime apie žmonės, kurie turi reikšmingą įtaką tai televizijai, kurią mes žiūrime, kurią mes matome, kurią mylime ir kurios mes gėdijamės čia Lietuvoje. Jūs, tave galima buvo daugelį pažinti gerokai anksčiau iš muzikos pasaulio. Ar galim sakyti, kad tai, ką jūs darysite su šia laida, siejasi ir su muzika? Na, pavyzdžiui, man asmeniškai muzika klausosi žymiai geriau negu žiūrisi. Ar yra paralelių? Žinai, šitas įžvelgis man labai patinka. Man labiausiai patinka kalbėti apie tai, ko aš nesuprantu. Pavyzdžiui, aš galėčiau labai daug kalbėti apie baletą, bet vis tiek geriau yra pamatyti, kas tai yra. Galime daug kalbėti apie architektūrą, bet daug prišnekėjęs, bet kokiu atveju nustepsi pasižiūrėjęs apie tą vaizdelį. Tai šiuo atveju čia yra truputėlį atvirkščiai. Šiuo atveju mes norim kalbėti apie tai, ką mes matome, bet tai, kas yra paliekama už akių
Nes jeigu jūs pastebėsite, pažiūrėjome į mano profilį, mes matome pradžioje akis, paskui matome ausis ir smegenis mūsų tarp akių ir ausų yra. Tai mūsų tikslas yra atplėšti žmogaus žiūrinčio televiziją dėmesį nuo televizoriaus dėžutės ir stengtis įjungti smegenis. Mūsų tikslas yra atskleisti televizijos anatomiją, patologiją ir televizijos įrankius valdyti mūsų sąmonę. Juozai, atskleisk, kurioje vietoje jūs apie tai kalbėsite. Gali parodyti studiją, kur jūs tai darysite. Jo, kad visi žinotume, iš kur jūs su kolega kalbėsite. Matome, čia yra užrašas Laisvoji banga studija. Ir kada bus tos duris užvertos ir čia švies raudona lemputė, žinokite, kad vyksta patys intimiausi dalykai. Mes skrodžiame televiziją, o pati studija yra štai čia. Čia yra šviesaus veido žmogus, kuris šiuo metu tikrina techniką ir technologijos, kuriomis mes ir atliksime televizijos tyrimus. Prie šio stalo? Taip, prie šio stalo stovės svečiai, sėdės svečiai ir... Juozai, sėkmės. Iki.